Ispanų kalba, VDU, ar jinai populiari? Taip, ji yra neįtikėtinai populiari. Kasmet labai daug studentų pradeda mokytis ispanų kalbą ir tęsia tą mokslą ir nori pažinti pačią kultūrą, ne tik kalbą. Kaip jums apskritai kilo mintis įkurti klubą? Ką, neužtenka, kiek per paskaitas gauna? Ne, tikrai neužtenka, nes per paskaitas mes spėjom išmokti tik gramatiką ir prie kultūros prisiliesti tik truputį, o norisi žymiai daugiau, pažinti ją iš arti, pažinti giliau. Esame šiuo metu 3 dėstytojai, galime sakyti, kad ispanų kalba yra pati populiariausia. Jeigu neskaičiuotume anglų, kur yra privaloma, iš pasirenkamųjų ispanų kalba pirmoje vietoje. Visi, kurie ateina mokytis ispanų kalbos, visada sulaukia to paties klausimo, kodėl atėjot. Tai tikriausiai 90% sako, todėl, kad man įdomu, todėl, kad man gražu, todėl, kad noriu išmokti. Ir būna 10 procentų maždaug dar pridariant, tai yra naudinga, tai yra plačiai paplitusi kalba, bet tikriausiai tas emocinis faktorius visada lieka vienas iš svarbiausių, nes lietuviam Ispanija ir ispanų kalba, tai yra egzotika, tai yra kažkas, tai yra traukos objektas.